Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos komanda PPVG pristato statistinį tyrimą. Ar miesto dydis kuria galimybės? Šio tyrimo tikslas – išsiaiškinti, ar miesto dydis lemia jaunimo galimybės. Šiam tyrimui pasirinkome du labai skirtingo dydžio miestus – Vilnių ir Pasvalį. Ir palyginome, kokias galimybės jaunimui jie suteikia. Vilniaus miesto plotas yra gerokai didesnis. Jį tilptų net 52 Pasvalio miestų. Per dešimtmetį jaunimo skaičius augo tiek Pasvalyje, tiek Vilniuje. Pasvalyje jis padidėjo apie 64%, o Vilniuje net 100%. Migracijos duomenys rodo, kad iš Panevėžio apskrities išvyko apie 2400 jaunimo, o iš Vilniaus apskrities apie 6100. Pasirėmę statistikos duomenimis galime teigti, jog Vilniaus jaunimo užimtumas yra kiek didesnis nei Pasvalio. Išsiaiškinome, kad Vilniuje dažniausiai dirbama IT sektoriuje, o Pasvalyje paslaugų. Palyginus atlyginimus matyti, kad Vilniuje jie didesni, nes IT sektoriuje darbo užmokestis paprastai yra aukštesnis. Pastebėjome, kad didmiesčių gyventojai daugiau laiko praleidžia sėdėdami, o mažesniuose miestuose žmonės yra aktyvesni. Analizavome ir būsto sąlygas. Paaiškėjo, kad didmiesčiuose vienam gyventojui tenka mažiau gyvenamojo ploto, nes dėl didesnio gyventojų skaičiaus būstai dažniausiai yra mažesni. Analizavome ir kultūrą. Matyti, kad Vilniaus apskrityje muziejus aplanko daug daugiau žmonių nei Panevėžio apskrityje, nes didmiesčiuose kultūrinio gyvenimo pasirinkimas yra didesnis. Gyvenamas čia matau daug pliusų. Pavyzdžiui, niekada nepapulsite į kamščius. Gyvenimo tempas yra daug ramesnis ir lėtesnis, gyvenimas pats laisvesnis, pati bendruomenė yra artimesnė, tai man tai yra labai smagu. Turiu puikiausių pavyzdžių, kur net gyvenantis atokiausiame Pasvalio rajono kampelyje žmonės prekiauja su visų pasauliu, kuria turinį, influencina, streamina ir tai tikrai nesudaro jokių kliūčių. Taip kad galiu patvirtinti, kad mažas miestelis turi dažniausiai daugiau galimybių negu didelis miestas, žiūrint per jaunimo perspektyvą. Aš vadovaujuosi ir savo patirtim, ir savo kolegų patirtim, ir turbūt atsakymas būtų ne vienareikšmis, bet mažose miestuose man atrodo, kad jaunimas turi daugiau kokybės ir noro negu tose dideliuose miestuose. Matyti, kad Vilniuje dėl didesnio miesto dydžio yra daugiau galimybių, kurios gali prisidėti prie aukštesnės gyvenimo kokybės. Tačiau Pasvalys taip pat turi savų privalumų, todėl nei vienas miestas nėra prastesnis už kitą. Jie tiesiog skirtingi ir kiekvienas turi savų stiprybių.